Mūsų energetika tai jinai ir šiluma, ir elektra, vėjo jėgainės, saulės jėgainės. Man patinka atsinaujintis šaltiniai, galiu vadinti mūsų elektrinę, tai yra žalioji mūsų energija. Mes gaminam iš vandens, jokių nenaudodami nei mazuto, nei dujų, nei kuro. Kartais trūksta laiko sustoti ir pažiūrėti, kokiam mes gražiam objekte dirbam. Ir visi jį giria, o patys nestaptelnam ir nepasižiūrim, kaip čia yra iš tikrųjų. Į darbą aš važiuoju, gal ir negaliu pasakyti kaip į šventę. Kirba tokie nerimas, ar naktis praėjo ramiai, ar agregatai be jokių sutrikimų. Jeigu aš nesuremontuosiu vieno ar kito įrengimo, jis bus nedarbingas, tai automatiškai bus nedarbingas ir kombinuoto ciklo blokas. Tai bus apribotas elektros tiekimas. Kada kitos elektrinės negali gaminti, mes labai operatyviai galim į tai reaguoti su pasididžiavimu, kad būtent mes tą valandą padėjom Lietuvai. Aš kiekvieną rytą einu ir žinau, kad su draugėm, su draugais ir su kolegom pabendrausiu. Namuose parėjęs, žmona kartais ko tu tyli neturiu, aš neturiu ką pasikalbėti, aš darbė įsigalbu ir yra su kuo pasikalbėti. Tam duok tu man televizorių pažiūrėti, ar krepšinį, ar kažką tai. Darbo metu galvoju daugiau negu 20% apie darbą, tai jau reikia susimastyti apie psichinę sveikatą. Pas mums draugiška atmosfera. Vienas kitam padedam, net padalinių kolegos. Aišku, materialinė pusė. Kaip merginai pasakyti pirmas kartas, ar myli ar nemyli, sunku pasakyti, bet kad jaučiu simpatiją savo įmonėje, tai tikrai.